Naujas 4 etapas Ganyklų gatvė 18 Palanga. Sėkmingai baigti pirmieji Malūnų vilų projektų etapai ir įgytas klientų pasitikėjimas skatina plėstis. Labai džiaugiamės galėdami pristatyti naujausią, jau 4 projekto etapą, kuris vystomas Ganyklų gatvė 18 Palangoje. Tai 4 daugiabučių gyvenamųjų ir poilsio namų kompleksas, kurį pavadinome Vaivos, Vėtros, Rūko ir Vėsos namais. Projektas plėtojamas ramioje Palangos centrinėje dalyje, apie 1,3 km iki jūros. Aplink yra viskas, ko reikia patogiai bei šiuolaikiškai gyventi ir ilsėtis. Prekybos centrai Rimi, Maxima, Čia, Iki, kavinės, bankai, autobusų stotis. Ieškantis kūno ir sielos ramybės bei poilsio nuo kasdienės rutinos, jie atras netoliese esančiame grožio ir spa centre Kuti. Vaikų užimtumu ir smagiu bei kūrybingu laisvalaikio praleidimu pasirūpins čia pat įsikūrusio vaikų laisvalaikio klubo Debesiukas kolektyvas. Vos per kelias minutes pėsčiomis pasieksite senąją miesto turgavietę, bažnyčią ir pagrindinę Basanavičiaus gatvę. Naujasis gyvenamasis kompleksas Malūno vilos išsiskirs ypatingu dėmesiu kiekvienam, tiek jaunoms šeimoms, tiek ir ieškantiems ramybės ir atokvėpio. Siekdami patenkinti net ir išrankiausių klientų poreikius, nusprendėme didelį dėmesį ir finansinius išteklius skirti naujojo objekto aplinkai ir gerbuviui. Iš ankstesnių projekto etapų perkeliame visą geriausią patirtį, siekdami sukurti išskirtinai saugią, jaukią ir malonią vietą gyventi bei ilsėtis. Daugiau nei 1 hektaro sklype statomi daugiabučiai namai išsidėstys stačiakampiu, todėl gyventojai galės džiaugtis uždaru apie 1000 m² sklypo ploto apimančiu vidiniu kiemu. Kiemas bus apsodintas aukštomis pušimis, jame bus įrengtas fontanas, vaikų žaidimo aikštelė. Jaukiems pasisėdėjimams bus pastatytos pavėsinės, o čia pat esančiuose griliuose bus galima kepti savo mėgstamus patiekalus. Naujo namų komplekso gyventojams pasiūlysime 2 naujienas – minigolfo aikšteles bei atvirą šildomą 10 m ilgio ir 3,5 m pločio lauko baseiną su plaukimo prieš srovę bei oro masažu. Malūno vilose išsirinksite savo tinkamiausią būstą. Pasiūlysime funkcionaliai suplanuotus 1, 2 ar 3 kambarių, 17,5–55 m² ploto butus su balkonais, erdviomis lodžijomis ar terasomis. Nestandartinių gyvenamųjų erdvių ieškantis pirkėjai galės įsigyti butus su antresolėmis mansardiniuose aukštuose. Maža kaiminystė užtikrins privatumą ir ramybę. Parduodami butai bus su pilna vidaus apdaila. Kaip visuomet, klientams pageidaujant, pasirūpinsime pilnu įsigyto buto įrengimu. Patraukliomis sąlygomis pasiūlysime buto apstatymą baldais, buitinę techniką, dekoravimą interjero detalėmis. Jums nereikės sukti galvos dėl automobilio stovėjimo. Aplink naująjį kompleksą suplanuotas erdvios automobilių stovėjimo aikštelės. Gyventojų patogumui bus įrengti uždari automobilių garažai ir sandėliukai cokolinėme namo aukšte, kuriuos norintys galės įsigyti už papildomą mokestį. A klasės energinis pastatų naudingumas užtikrins pačius mažiausius energetinius išteklius. Butuose bus įrengtos pažangios ir energiją taupančios rekuperatorinės vėdinimo sistemos. Tai padės nuolat užtikrinti gaivaus oro cirkuliaciją, sveiką mikroklimatą bei sumažins buto šildymo išlaidas. Kiekviename bute bus įrengtas autonominis infraraudonųjų spindulių šildymas. Tai ekonomiškas, estetiškas ir ekologiškai sveikas šildymas. Ant lubų montuojamos infraraudonųjų spindulių natūralaus šildymo plokštės šildo paviršius, neužima vietos, jų praktiškai nesimato. Šis naujos kartos šildymas suteikia greitą ir efektyvią šilumą, leidžia sutaupyti net iki 50% šilumos energijos bei sukuria jaukų mikroklimatą namuose. Pasirūpiname, kad gyvenimas Malūnų vilų namų komplekse būtų ramus ir saugus. Namų laiptinės bus rakinamos kodinėmis spinomis. Butuose bus įrengta apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija. Visa teritorija bus apšviesta ir aptverta. Įvažiavimas į kiemą uždaromas automatiniu užtvaru. Teritorijos priežiūra ir kitais bendrais reikalais rūpinsis Malūno vilų komplekso administratorius. Malūno vilų gyventojams dovanosime erdvę, kuri bus skirta bendriems visų gyventojų poreikiams tenkinti. Gyventojų patogumui bendro naudojimo patalpose bus įrengtos skalbyklės su džiovykle. Atsipalaiduoti, pabendrauti ir smagiai praleisti laiką kartu su šeimos nariais, draugais ar kaimynais bus galima prie stalo teniso, futbolo ir biliardo stalų.
Pirties mėgėjai galės mėgautis pirties teikiamais malonumais. Mažieji įvairiausios veiklos atras vaikų žaidimo kambaryje. Pagalvojame ir apie mėgstančius skaityti. Jiems numatėme įrengti bibliotekėlę, kur su kaimynais galės keistis perskaitytomis knygomis ir spaudos leidiniais. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjai galės naudotis Malūno vilų dviračiais. 2015 m. rudenį prasidėjusias naujo daugiabučių gyvenamųjų namų komplekso statybas pilnai baigti planuojama 2017 metais. Tačiau pirmojo Vaivos namo gyventojai naujuosiuose namuose galės įsikurti jau 2016 m. vasarą, o antrojo Vėtros namo raktus naujakuriams perduosime rudenį. Kitų dviejų Vėsos ir Rūko namų statyba bus pradedama 2016 m. rudenį ir vystoma per žiemą, netrukdant jau įsikūrusių namo gyventojų kasdieniam gyvenimui ir poilsiui. Ganyklų gatvėje 18 iškilsiantis daugiabučių namų kompleksas ne pirmasis bendrovės Kauno būstai projektas Palangoje. Pirmosius Malūno vilų būstus jau vertino daugiau nei 300 klientų. Įsigiję nuosavą šiuolaikišką būstą už protingą kainą, džiaugiasi, kad saulė, smėliu ir jūra gali mėgautis kada tik panorėję. Ir jiems niekada nereikia rūpintis ir ieškoti, kur apsistoti. Nedidelės šildymo sąskaitos, unikalūs butų išplanavimai, išpuoselėta aplinka, privatumas, ramybė ir saugumas. Visa tai, ką turėsite apsigyvenę Malūno vilose. Maloniai kviečiame apsilankyti Malūno vilose Ganyklų gatvė 18, Palangoje.